tarėjas Darius Kuolys, neseniai dalyvavęs su Daiva Ulbinaitė žinių radio laidoje ir vieną jo citatą turiu. Kaip grūmentis su Maskva, patiems netapti Maskva. Maždaug taip jisai formuluoja, jis kalba apie diktatūrą, jeigu tokie įstatymai, tokie pakeitimai bus priimti. Aišku, nežinia, koks tas galutinis variantas, suprantu, Darius neatsisako ir dalyvauti tam tikrose diskusijose, bent jau jūs jį viešai kvietėte kaip premjero patarėja, bet grįžtant prie esmės, ką jūs norite pakeisti ir kodėl? Na, man atrodo, kad atėjo laikas pasakyti užteks. Užteks ir nebesitaikstyti daugiau su Kremliaus skleidžiamais naratyvais, su tuo, kad dezinformacija bando paveikti mūsų šalies gyvenimą, kad dezinformacija yra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui, kad Kremliaus propaganda bando mus skaldyti, kad bando mūsų žmonių protus paveikti. Ir tikrai, man atrodo, kad neužtenka vien tik tai sakyti tą grėsmingą statistiką, kad daugėja informacinių atakų, kad mūsų žmonės netikrina faktų, kad prieš kiekvienus rinkimus, prieš kiekvieną svarbesnį mūsų valstybės sprendimą, prieš kiekvieną sudėtingesnį mūsų projektą strateginį, ar ne, mes susidurėm su lavina dezinformacijos. Tai visi vieningai sutarėm, praktiškai visi vieningai sutarėm, kad dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui, kad dezinformacija yra nusikaltimas. Tačiau iki šiol mes kovojame su tuo kaip su didelė problema, o ne kaip su nusikaltimu. Tai teisininkai vienbalsiai sako, teisininkai, mokslininkai, žvalgybininkai sako, kad mes šokiruojančiai nepasiruošę informaciniam karui. Mes neturim įrankių, mūsų tarnybos neturi įrankių. Tai laikas sakyti, negirdėti to, ką sako mūsų tarnybos, negalim. Mes tikrai šiandien turim susirūpinti ne tik oro erdvės gynybą, bet ir informacinės erdvės gynybą. Ką sako generalinė prokurorė neseniai? Kad šalyje daugėja, auga padėjimo priešiškai valstybei veikti prieš Lietuvą atveju. Ką sako VSD viešoje praktiškai savo ataskaitoje, kad taikiniais tapo dezinformacijos, propagandos taikiniais, radikalizacijos taikiniais tapo mūsų vaikai. Ką sako kriminalinės policijos biuras, kad simspiečiai naudojame ne tik sukčiavimui, finansiniam sukčiavimui, bet ir dezinformacijos sklaidai. Ir viso to negirdėti negalim. Ir šiandien baltom skepetaitėm, kaip VSD vienas pareigūnas sakė, prieš tokius dezinformacijos rautus nepakovosim. Reikia įrankių. Turime savo tarnyboms suteikti įrankius, bet ne 11, kaip jūs čia bandote klaidinti. 11 institucijų šiandien Lietuvoje vienaip ar kitaip kovoja su dezinformacija. Ir šita kova neturi vado. Va, kuo turėtų susirūpinti socialdemokratai.